Grįžtame čia į studiją. Mūsų studijos svečias, vyrų stiliaus konsultantas Algirdas Gricius. Labas rytas. Labas rytas. Tad Algirdai, pradėsiu mūsų pokalbį ne klausimu, o šio ryto matematika tokia. 7 dienų atostogos, 7 drabužiai, 14 derinių. Kokia čia ta matematika, to Algirdas jums paaiškins. Tad pradėsime nuo atostogų lagamino bazės formavimo turbūt, ar ne taip reikėtų pasakyti. Kokie turėtų būti tie baziniai drabužiai, ką reikėtų žinoti? Taip, tai ta matematika iš tikrųjų gaunasi gana paprasta, nes dažnai žmonės nepagalvoja, kad ne drabužiai kiekyje yra esmė, o kiek galima skirtingų kombinacijų padaryti. Ir noras, aišku, ypač moteris labai nori atostogų metu kiekvieną dieną galbūt apsirengti kitokią suknelę, kažką kito, bet vyrai, kad irgi neatrodytų labai jau taip nuobodžiai ir blankiai, jie lygiai taip pat gali padaryti. Ir, tas bazinis, tarkim, lagaminas, jis nebūtinai tinka visiems vyram, bet tai galėtų būti kaip geras atskaitos taškas. Ir mes galim tiesiog pereiti galbūt per atskiras sudedamasias dalis ir pakalbėti, kaip ir kur jas galima pritaikyti. Tai jeigu mes keliautumėm, tarkim, ir pradėtumėm nuo vakarinės aprangos, tai pirmasis ir turbūt nepamainomas dalykas, kiekvienas vyras turėtų šitą drabužį, manau, turėti savo spindoje, tai yra mėlynas švarkas. Vasaros atostogų metu, tai manau, jis galėtų būti lininis, nes su juo nebus ir taip karšta, o jeigu vakare kažkur keliausit, pavyzdžiui, į prabangesnį restoraną, tai jie apsivilkus ant marškinių, iš karto atitinkamai bus galima atrodyti pagal aprangos kodą. Tuomet marškiniai, be abejonės marškiniai galbūt irgi atostogų metu gali būti laisvesni ir jeigu įmanoma, tai lininiai, taipogi, nes dažniausiai vasarą lietuviai keliauja ten, kur šilta, ten, kur karšta, o linas yra puikiai medžiaga, ypač šiltų orų. Tai rekomenduočiau pasimti bent kelis, tai galėtų būti tiesiog klasikiniai balti, kurie dera iš esmės prie bet ko. Ilgomis rankovėmis. Ilgomis rankovėmis taip, nes jeigu bus labai karšta, jas galima tiesiog atsiraitoti, o prie švarko, tarkim, ilgomis rankovėmis marškinių visuomet geriau atrodys. Ir kitus, kaip pavyzdžiui, paėmiau tiesiog, tarkim, vertikaliomis, šviesiai mėlynomis linijomis, bet iš esmės tai gali būti šviesiai mėlyni, jeigu tinka rožinė spalva kažkokia, tiesiog kažkokia kitokia negu balti. Ir kalbant apie kelnes, manau, atostogos yra ta puikia vieta ir puikus būdas panaudoti baltas kelnes, nes iš karto tai prideda vasariškumo, prideda atostogų tokios emocijos. Ir jas labai gražiai galima suderinti tiek su baltais marškiniais, tiek su šviesiai mėlynais marškiniais, o viršaus užsimetus dar švarką, tai puikus derinys bus tiek vakariniam pasivaikščiojimui, tiek galbūt kelionė į restoraną su savo mergina, žmona ar antrąja pusė. Tai čia vakarinė dalis. Dabar, jeigu mes keliautumėm prie dieninės dalies, kur keliaujant į paplūdimį kažkur šiaip kasdien, tai vėlgi rekomenduočiau vienus polo marškinėlius, vienus paprastus marškinėlius ir 2 šortus. Spalvas, kurias čia parinkau, tarkim, tamsiai mėlyni polo marškinėliai, balti marškinėliai ir tokie rusvo smėlio galbūt atspalvio šortai, bei tokie pilkšvai mėlyni, nebūtinai tikrai turi būti tokie. Esminis dalykas, į ką reikėtų akcentuotis, tai atspalviai. Patys atspalviai, kaip būtų šviesesni ir tamsesni. Nes jeigu yra tarp jų skirtumas, tuomet tos drabužius bus galima žymiai lengviau suderinti tarpusavėje. Tai tarkim, šiame pavyzdyje, kur matote, šortai, marškinėliai trumpomis rankovėmis, polo marškinėliai, juos visus galima derinti tarpusavėje, keisti tiesiog šitos visus aprangas dalis. Ir lygiai taip pat prie tų pačių šortų galima priderinti ir prieš tai minėtus marškinius, ar ne? Ir prie tų pačių šortų galima ir švarką galbūt užsimesti. Ir tokiu būdu jau tų kombinacijų kiekis didėja. Aš dabar tiksliai nepamenu, bet man atrodo skaičiavau, kad iš prieš tai buvusių 4 daiktų ir iš tų 4 daiktų gaunasi gal netgi daugiau negu 14 kombinacijų, jeigu traktuoti, kad švarką užsimetus jau pasikeičia. O drabužių kol kas yra tik 8, tai keliaujant kažkur atostogauti jau kažką apsivilksit, ar ne? Tai gaunasi, kad dar mažiau reikia įsidėti į lagaminą ir berods gaunasi tik 7, bet čia dabar ko trūksta, tai be abejonės apaugoje turime. Kas užima vietos. Taip, tas užima vietos ir kadangi, vėlgi, kaip sakiau, kelionės metu keliaujant skrendant lėktuvu, kažką busite jau apsiavę, tai iš čia parodytų 3 batų parų, tai liks lagaminis įdėti tik 2. Tai kurį išderinį pasirinksit ir kurios batus apsiausit, čia aišku jau kiekvieno pasirinkimas. Bet manau, kad pilnai užtenka 3 apavų. Pirmieji įsispiriami, tarkim, tai gali būti verstos odos, nebūtinai verstos odos batai, kurie labai gerai atrodys prie marškinių ir prie švarko. Irgi, tarkim, galbūt tai vakariniai, solidesniai dariai. Tada tie vadinami denio batai, denio kaip kažkada galvojam vardo. Tai puikus sprendimas yra vien todėl, kad tai yra, ko gero, vieni iš tų retų batų, kurie yra pritaikyti be kojinės. Tai yra, pavyzdžiui, keliaujant į paplūdimį, kur nesinori apsiaut koją, nusiaut koją, jos tiesiog galima įsispirti
apsimaut maudymus tiesiog kelnaitės, įsipirtos tuos batus, keliauti į pliažą ir lygiai taip pat atrodo pakankamai stilingai, kad su jais vaikščioti mieste tiesiog šiaip, ne į pliažą, ne į paplūdimį. Ir mano naujas atradimas irgi, kur tikrai mano vasarą be to dalyko nelabai manoma gyventi, espadrilės vadinamos, iš drobės arba kartais iš odos plonos padaryti įsispirimi batai, kurie yra labai ploni ir neretai būna padaryti dar ir taip, kad čia galima matyti pateiktam paveikslę, kad galą kulną jų galima nulenkti ir jie gaunasi kaip šlepetės. Tai irgi prie šortų ypač gerai dera ir šiuo atveju, jeigu tamsiai mėlynos, netgi prie to pačio lininio švarko galima. Ir įsispirti, ir ne vietoj... Taip, galima įsispirti juos kaip... flip-flopų. Taip, vietoj flip-flopų, nes būna, kad kulnas tiesiog nusilenkia, odinė kulno dalis yra padaryta, jinai nusilenkia ir kaip šlepetės galima naudoti, kad nereikėtų vartyti, nusimaunant kiekvieną kartą ar nusimaunant. Tai va, viso, man atrodo, yra 4+4, 8+11 daiktų, ar ne, jūs apsirengėt 3-4 keliaudami ir, na, įdėti į kelioninį tą lagaminą, tą vadinamą rankinį bagažą, aš manau, kad tikrai nebus jokių problemų. Ir be abejonės tada papildomi aksesuarai, visi, na, maudymosi kelnaitės, kažkokios kojinės, diržai, ten dar kažkokie aksesuarai, kremas, aišku, nuo saulės, kad nenudegti be abejonės. Visas tas tikrai drąsiai sutilps ir atostogų metu galėsit labai nesunkiai tos derinius keisti. Atrodė kiekvieną kartą vis kitaip, o drabužių kiekis, kuris keliaus į lagaminą, bus nedidelis, taip kad galėsit ir lauktuvų artimiesiems parvežti nemažai. Taip sako, kad jeigu gerai apgalvosi savo garderobą, tai lagamino prireiks greičiausiai tik ir lauktuvėms. Taip, bet čia trūkumas galbūt tas būtų, kad tada jau nebegalės artimiesiems teisintis, kad nebuvo lagaminė vietos dovanoms. Sakys, mes matėm, kiek tu įsidėjai. Dar vienas toksai praktinis klausimas, ar tarkim tie vadinami denio batai arba baučiūs, ar jie tinkami prie ilgų klasikinių štai baltų kelnių, apie kurias kalbėjom, ir švarko, nes tenka pastebėti, kad, na, su tais vienais, pavadinkime, jau uždarais batais stengiama įsiversti atostogų laikotarpį. Šiuo atveju tikrai labai tinkamas sprendimas, jeigu mes kalbėtume be abejonės apie klasikinį kostiumą, ar ne, su kuriuo keliauti darbą. Tai ne, tai nebūtų geras sprendimas, bet kadangi tai yra vasara, kaip minėjau, tai yra linas, tai yra švarkas, kuris irgi yra iš lino, marškiniai iš lino, baltos kelnės, galų gale tai yra atsipalaidavimas. Tai yra, nėra jokio įsipareigojimo, jūs neidate darbo pokalbį, jūs neidate verslo susitikimo, jūs nedalyvaujate kažkokiam tai rimtam renginyje. Tai kaip ir minėjau, tai baučiūs, denio batai yra tobulas pasirinkimas, tikrai. Ir, na, reikia aišku nepamiršti, kad tos batus reikėtų vėlgi rotuoti. Vasarą karštą, pėda prakaituoja, tai dėl to ir bent jau 3 porų reikėtų, kad jas rotuoti ir palikti bent jau, na, pusdieniui, dienai, kad išdžiūtų oda tiesiog nuo prakaito, kad nesusigadintų batai. Na ir aišku, jeigu kas nors pakvies pasiplaukioti jachtą, tai tikrai su tokiais batais jūs įleis. Taip, ir jeigu tie tikrai baučius, tai jie turi dar ir padą tokį specialų, kuris neslidinės ant jachtos denio. Tai vėlgi privalumas. Atostogų metu tai ir, sakyčiau, garantuotai nesugadins atostogų ant jachtos. Tikrai Taigi, Algirdai, dėkoju šįryt už patarimus, tikiuosi jie buvo naudingi ir sakau kitų kartų. Ačiū. Iki.